Iš naujo Mangacharan. Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Mabadivicha Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Namastubhyam Premananda Pradayane Kalokalmashanashaya Janavapataye Namah Ajanalambitu Bhujo Kanakavadato Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Vishwambaro Dvijavaro Jugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Kanakajaladagatro Nilashonabjanetro Mridumadavara Malatikundamala Taralatarunavesho Nilapitambaresho Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chandra Tavaivasmi Najivami Tvayavina Iti Vigaya Radhe Tvam Naimam Charanantike Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Visų pirma, mano begalybė Dandavatarų Paštančelį, Šilas Gurudevo, Nitirila Praishtam, Išnupadas, Tutrasaka Šimat Bhaktivedantas, Narainas Gosvami Maharadžai, Maharadžų Lotoso pėdams, taip pat Param Gurudevo, tai yra Šikša Gurudevo, Om Išnupadas, Tutrasaka Šimat Bhaktivedantas, Madhusudanas Gosvami Maharadžai, Šimati Krišna Prijas Takurani, Lotoso pėdams, taip pat visai Rupanuga Gaudija Guru Vargai, ypač Šri Džiava Dharmos autoriai, Šri Sačitanandai Bhaktivinodai Takurai, taip pat visiems baktams, draugams čia Vilniui, tai tiem, kurie žiūri mus tiesiogiai arba įraše, Dandavatarų pranamos, tai šiandien mes planuojame užbaigti 14 Džiava Dharmos skyrių. Šiandien paskaita grinai baktams, tai bus be adaptacijos. Trečiadienį mes pradėjome klausytis 14 skyriaus, kuris skirtas Šakti tatvai, tai yra energijos principai. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvatis Prabhupada buvo pasakęs, kad mes esame šaktos. Mes garbiname visų pirma dievišką energiją. Kas yra ji? Ji yra Šrimati Radharani. Tai šios dienos užsiminimą kaip tik pradėsime nuo to klausimo, Bražanatho klausimo. Netrukus jis jį užduos, o kokią energiją reprezentuoja Šrimati Radharani? Kas yra Šrimati Radharani? Tai visų pirma, galbūt padarykim ekskursą. Mes studijuojam Dašamula tatvą, tai yra mokymą apie 10 šaknų. 10 šaknų, kurie sudaro Šri Čaitanijos Mahaprabhu mokymą. Amnaya praha tattvam harimah paramam sarvashaktim rasabdhim tadbhinam shamshajivam prakrita kavalitam tadvimuktam shabhavat bheda bheda prakasha sakalam api hare sadhanam shuddha bhaktim sadyaptat pritim vativshiti janam Gaurachandra svayamsa. Čia yra mula šloka, čia yra šaknis. 10 šaknų šaknis, kuri paaiškina visą Šri Čaitanijos Mahaprabhu esmę. Mūsų rusiškame seminare pagal Šri Čaitanija Šikšamritą, kurią tikriausiai žiūrit daugumą, mes kaip tik pabaigėm tą dalį, kur Sačitananda Bhaktivinoda Thakurą nagrinėja Dašamula, tai yra mokymą apie 10 šaknų. Tai yra Šri Čaitanijos Mahaprabhu mokymas. Bet čia Džiava Dharma labai kruopščiai, labai giliai ir pokalbio, filosofinės pokalbio forma. Šrila Bhaktivinoda išaiškina tai. Babadžis Maharadžas, Raghunatha Das Babadžis aiškina tai Vrajanathui. Vrajanathas anksčiau buvo logikas. Jam buvo įdomu Šri Čaitanija Mahaprabhu
mokymas, logikos mokymas. Jie buvo įdomus Šri Chaitanya Mahaprabhu. Kaip logikas, bet po to mes tiesiog matome, kaip jis tampa bhakta, bendraudamas su išaukštintos kvalifikacijos bhaktimis. Tai jis atėjo ir pasiūlė nusilenkimus iš pradžių Kutyrui, po to pačiam Babadžiai Maharadžui. Ir jis pasakė, o Babadžiai Maharadž, tavo žodžiai vakar dienos taip įkrito man į sielą, kad aš noriu sužinoti daugiau, prašom, papasakok man daugiau. Prieš tai Babadžis Maharadžas, mes prisiminėm tai trečiadienį, kalbėjo Brajanatui apie pramaną ir pradėjo kalbėti apie pramėją. Pirmasis principas yra pramana, tai yra įrodymas. Amnaja praha. Amnaja reiškia vedų raštai. Vedų raštai tvirtina. Buvo parodyta daug posmų, buvo cituojami. Buvo parodyta, kad vedų raštai iš tikrųjų yra nepriekaištingi, visiškai nepriekaištingi ir jie yra apurušėję, tai yra nesukurti žmogaus. Jie yra savie apsireiškę, todėl jie neturi jokių ydų, jokių klaidų. Tai prieš tariant kažką mes turime pacituoti vedų mokymą. Visi mūsų ačarijos, kada kalbėjo, visada citavo vedų mokymą. Pavyzdžiui, Šrila Bhakti Pramod Puri Gosvamis Maharadžas yra parašęs į Sadanos meną, Art of Sadhana. Ten yra tiesiog citata ant citatos. Kiekvienas postulatas, posmas, ką tu sakai, tu turi pacituoti kažką. Būtinai. Kitu atveju paprasčiausiai, tai, kad tu sakai, neturės substancijos, neturės tikrosios prasmės. Tai atrodės kaip kažkokia spekulacija. Bet iš tikrųjų, pramana arba įrodymas, mes truputį žiūrėjome praeitą kartą, yra 8 pramanas arba 10 yra taip pat išvardinta kitose vietose, bet 3 yra svarbiausia. Kas? Pratyakša, anuman ir šabda. Pratyakša reiškia tiesioginis juslinis priėmimas. Pavyzdžiui, aš matau ugnį, aš matau, kad tai ugnis. Arba aš matau dūmus ir pagal dūmus aš galiu nustatyti, kad ten yra ugnis. Čia yra anumana arba loginė išvada. Šitos 2 pramanas nėra tobulas iš tikrųjų, nes priklauso nuo žmogaus juslio. Juslės netobulas, juslės turi daug trūkumų, todėl pasikliaujant tik juslėmis mes negalime sužinoti tiesos. Todėl šabda pramana arba transcendentinis garsas, amnaja arba šastro įrodymas čia yra svarbiausia. Todėl šastras yra purušėja ir mes visada cituojam šastras, čia yra šabda pramana. Toliau prasideda pramėja. Pirmasis punktas pramėja buvo kas? Atsimenat, kas trečiadienį buvo Tamal Prabhu? Amnaja praha tattvam harimaha paramam. Hari arba Šri Krishna yra aukščiausia absoliuti tiesa. Taip, Prabhupada atsimena. Krishna yra aukščiausia absoliuti tiesa. Ir kadangi jis yra aukščiausia absoliuti tiesa, viskas, ką sako jis, toje pačioje Bhagavad Gitoje arba Šrimad Bhagavatam, pavyzdžiui, aiškinant Uddhavai visą mokymą apie Bhagavaną, apie dživą, apie prakritį, apie viską. Ten Šri Krishna kalba pats, kadangi jis aukščiausias Dievo asmuo. Vedų raštai yra jo kvėpavimas ir tas negali klysti. Daug buvo klausimų, labai įdomių, kurias uždavė Brajanatras, vienas iš jų. Jeigu Krishna yra visi persmelkiantis, jeigu jis turi begalybę pavydalo, kodėl mes būtent garbiname šitą vidutinio dydžio medium size pavydalą Krishna. Būtent tai mes aptarinėjame prieš
7 mėnesius, lygiai prieš 7 mėnesius šitoje pačioje salėje, 21 gegužės. Tai kai mes pabaigėme 13 skyrių. Ir dabar grįžtame prie temos, tai toliau eina kas? Tatvam harimam paramam sarva šaktim rasabdim. Jis yra sarva šaktim, jis yra visų šakti, arba lietuviškai tariant šaktų valdovas, visų energijų valdovas. Praeitą kartą mes žiūrėjome, kad jeigu, Babaji sako, kad jeigu Krišna yra kažkur, jis yra visur, jis visada turi savo šaktį šalia jo. Šakti man abinna. Šakti nesiskiria nuo šakti mano, nuo šakti valdovo. Ir taip pat šakti negali egzistuoti be šakti mano. Šakti manas be šakties ir šakti be šakti mano. Neįmanoma, kad egzistuotų. Jie visada yra kartu. Tai ryšim su to, mūsų ačarijos vadina tos, kurie garbina tik Madhavą, be Rados, yra agyaniai. Jie nesupranta. Jie yra neišmanėliai. Jie nesupranta, kad šakti visada šalia šakti mano. Majavadžiai turi netikrą teoriją, tvirtinant, taip? Ne, kai jie tvirtina, jie išveda neteisingai teoriją, kai jie tvirtina, kad Brahmanas nėra šakti, kad Brahmanas neturi šakti. Brahmanas visada turi šakti, kadangi Brahmanas yra Bhagavano apsireiškimas, turi šakti, 100% turi šakti, visada. Bhagavanas turi šakti, kurie apsireiškia pilnai. Brahmanas yra dalinis Bhagavano apsireiškimas. Ryšim su to. Šakti, kuri turi Brahmaną, irgi apsireiškia dalinai. Lygiai taip pat Paramatma, visą perspindintis objektas, substancija, irgi turi šakti. Čia yra tas pats Višnu, kuriam tarnauja Lakšmi Devi. Ir visa perspindinti energija visada būdinga energijos valdovai. Todėl Saulė, kuri šviečia, mes matome ją šviesą. Kodėl mes matome ją šviesą? Dėl spindulių. Jeigu nebūtų spindulių, kaip mes galėtume matyti Saulę? Kur Saulė, ten spinduliai. Kur spinduliai, ten Saulė. Spinduliai turi šaltinį, Saulė turi spindulius. Tai neatjungiami dalykai. Tai dabar energijos principas. Ražanathas uždavė klausimą, jo mes pabaigėm praeitą paskaitą. Tu ką tik paaiškinai, kad Sandhini, Samvit ir Hladini yra 3 svarupa šakti apsireiškimai. Hladini – transcendentinė dvasinė energija. Princifikuotai pavydalė yra Šrimati Radhika, tuo mes prie to prieisim. Samvit yra žinojimo energija. Adhistatri Devata tai yra valdanti dievybė yra kas? Krishna pats. Ir Sat arba Sandhini egzistencijos energija valdanti dievybė Balarama Prabhu. Tai Sat, Chit, Ananda arba Sandhini, Samvit, Hladini turi valdančias dievybės. Sandhini arba egzistencijos Svarupa Šakti funkcija valdančią dievybę turi Baladeva Prabhu. Čit arba žinojimo apsireiškimas Svarupa Šakti turi valdančią dievybę pati Krišna. Krišna yra pats žinojimas, transcendentinis žinojimas. Ir Hladinė valdanti dievybę Šrimati Radhika. Supratot, atsimenat tai. Tai Baladeva, Sandhini arba Sat, Krišna, Čit arba Samvit ir Hladini arba Ananda yra Šrimati Radhika. Tai Babaji sako, Dživa Šakti. Tai dabar prašom taip, tu viską paaiškinai, dabar prašom pasakyk, kaip Sandhini, Samvit ir Hladini
Oi, aš čia užbėgau truputį į priekį, aš labai atsiprašau. Taip. Gerai, mes prie to grįšim. Apie dživą jis pradėjo klausti. Tai dabar... paskutinis klausimas, iš tikrųjų, trečiadienį, kurį mes nagrinėjom, buvo toks, kad Krišna pats neturi nieko daryti, jis nieko neveikia. Veikia jo energijos. Ne? Ir buvo pacituota vedinė mantra. Natasya karyam karanam navidyate, natat samascha bedikascha drishyate, parasya shaktir vidaiva shruyate, svabhaviki gyana bala kriyačia. Pats Krišna nėra veikėjas. Veikia jo šakti. Begalybė šakti, iš kurių svarbiausias yra kas? Gyana bala kriya. Vėlgi, gyana yra žinojimas, bala yra sat, čia Baladeva Prabhu, yra buvimo, ir kriya reiškia ananda, arba chladinė, čia yra radika. Tai šitos trys šakti veikia. Tai Krišna nedaro nieko pats. Išgirdęs tai, Pradžanatas sako, kodėl Krišna nieko nedarantis Krišna, jeigu Krišna nieko nedaro, kodėl, kaip jis išlieka nirvikara, tai yra neturintis jokios veiklos, jeigu jis veikia pagal savo nepriklausomą norą. Krišna pastoviai kažką veikia. Krišna nori vogti sviestą, jis vagia sviestą. Krišna nori vogti gopių rūbus, jis tai daro. Krišna daro masę dalykų. Tai kaip jis dabar nirvikara? Mama Ješoda jam išsuka ausį. Už ką? Už nieko nedarimą? Visai ne. Už tai, kad jis tikrai išdykėlis. Ir reikalas tas, kad nirvikara Babadžis sako, ką tai reiškia. Nirvikara tai reiškia laisvė nuo bet kokios transformacijos, nuo bet kokio pasikeitimo. Maja vikara. Tai yra Maja, Krišna neveikia. Krišna yra savo svarupoje visada. Jis vagia sviestą, jis vagia gopių drabužius, jis šoka rasa lilą ir labai išdykauja. Bet jis visada transcendentinis Krišna. Jis niekad nėra paveiktas Majos. Tai yra labai svarbu. Jis yra paratatva. Tai vienintelė vikara, tai yra vienintelis pasikeitimas, kuris egzistuoja. Tai labai didelė įvairovė premos apsireiškimų. Prema apsireiškia įvairiausiais būdais. Nepaisant to, kad jis Maja šakti dėka sukuria šį pasaulį ir daro labai daug dalykų ryšium su kūrinyje, visgi jis visada savo dvasinėje buveinėje, savo svarupoje. Maja neturi jokio ryšio su juo, Maja neturi jokios teisės paveikti jį. Bet dživos, kurių intelektas yra paveiktas Majos, ar tai materialistai, ar tai majavadžiai, galvoja, kad Krišna turi materialų kūną ir kad jis veikia, kaip Šišupala. Pamatė Krišną ir pasakė, nežinoma, ar jis yra piemuo, ar jis yra kšatrija. Kai jis buvo labai mažas, jis nužudė moterį ir taip toliau, Putaną, ne? Kelias dienas turėjo Krišną ir taip toliau. Tai materialistai galvoja, kad jis yra toks pat kaip jis. Lygiai kaip jie. Lygiai taip pat kaip žuvis galvoja, kad mėnulis yra irgi žuvis, bet auksinė ir toliau kažkur ten. Anapus jų vandens telkinio. Jie taip galvoja. Bet impersonalistai galvoja, kad Krišna turi kūną, reiškia turi būti materialus kūnas sattva guna. Taip jie galvoja. Tai jeigu mes matome kažkokią įvairovę, Maja šakti, čia yra Krišnos įvairovės, transcendentinės įvairovės atspindys. Tai nereiškia, kad Krišna turi materialų kūną. Taip galvoti yra labai didelė iliuzija. Aš tiesiog trumpinu, čia labai daug subtilių dalykų, bet mes bandome visą tai apimti.
kuo greičiau. Dabar, taip, materiali įvairovė yra tiesiog dvasinės transcendentinės įvairovės atspindys. Ir nepaisant to, kad yra panašumas tarp dvasinės įvairovės ir materialios įvairovės, čia yra tik tai formalus panašumas. Žmogaus kūnas yra žmogaus kūnas, jis materialus. Bet Krišnos kūnas yra human-like, tai prasme, jis panašus į žmogaus, tarsi žmogaus. Bet Krišna nėra žmogus, jo kūnas nėra žmogus. Atvirkščiai, Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, sako krikščionybė. Tai sako kodėl? Todėl, kad taip yra. Jis iš tikrųjų turi transcendentinį kūną, bet mūsų kūnai panašus į jo, bet jie yra dėja materialūs. Tai dabar Vradžanatas užduoda klausimą, nuo kurio mes iškart pagaliau mes pradedam šios dienos paskaitą. Tai kokia iš Krišnos šaktų, energijų, šakčių priklauso Šrimati Radhika? Babadžis sako, Krišna yra visiškai pilna šakti man tatva. Šrimati Radhika yra jo pilnoji šakti. Krišna purna šakti, Rada purna šakti, Krišna purna šakti man. Čia yra tiesa. Ir todėl Šrimati Radhika yra visiškai kaip pilna svarupa šakti. Svarupa šakti, kurią taip pat vadiname ačintya šakti, nesuvokiama energija. Purna šakti, pilna dvasinė energija, taip pat ačintya šakti, aprakrita šakti, labai daug įvairių vardų, bet svarupa šakti yra galbūt daugiau paplitusi. Tai Šrimati Radhika ir Krišna iš tikrųjų visada yra kartu, bet dėl žaidimų jie priėmė du pavydalus. Kai mes žiūrėsime pabaigoje, Vradžanatas jau klaus konkrečiai apie Šri Čaitanją Mahaprabhu, tai mes žiūrėsime daugiau. Tai reikia žinoti, kad Rada ir Krišna čia labai svarbus filosofinis pamatinis principas, kad jie niekad nesiskiria, yra visada kartu. Ir jeigu mes matome Krišna lyloje, kad Krišna yra Madhura, Krišna yra Dvarakoje, o gopės yra Vrindavane ir gopės labai ilgisi, gopės patiria išsiskyrimą. Čia yra lylos dalis. Iš tikrųjų, Vrindavanam paritėdžia padam ekam nagachati. Nėra nei vienos akimirkos, kada Krišna palieka Vrindavaną. Iš tikrųjų, jis visada Vrindavane. Kaip ugnis ir ugnies šviesa, ugnies šiluma niekad nesiskiria nuo tos ugnies. Šita svarupa šakti, Šrimati Radhika, turi šitas tris kaip vadinasi, funkcijas. Čit šakti, kaip kriya šakti, tai prasme, jos tris funkcijos, tos tris galima pavadinti bendrai kriya šakti, tai yra jos veiklos energijos. Tai yra čit šakti, dživa šakti ir maja šakti. Tai štai iš kur viskas kyla, iš Šrimati Radhikos, Krišnos troškimo dėka. Tai čit šakti, transcendentinė energija, kuri valdo dvasinį pasaulį, dživa šakti, gyvasios būtybės energija, kuri valdo gyvasias būtybės, ir maja šakti arba materialinė energija, kuri valdo materialų pasaulį. Čit šakti taip pat vadinama antaranga šakti, maja šakti vadinama bahiranga šakti, tai yra atitinkamai vidinė ir išorinė, o dživa šakti yra techniškai taip pat vadinama tatasta šakti. Tatasta reiškia ribinė energija. Tata reiškia krantas, jau kranto linija, kur baigėsi sausuma ir prasideda vanduo, šita linija vadinama yra tai yra tatasta, tatasta. Tai svarupa šakti yra viena, bet veikia šitais trim būdais. Svarupa šakti taip pat turi kitas tris funkcijas, kurios vadinamos chladinė, samdinė ir samvit. Mes girdime kriya bala,
Gyana Bala Kriya, mes girdime Sat Chitananda, mes girdime Sandinį, Samvit Chladinį. Kodėl? Reikia žiūrėti lentelę iš Chaitanya Šikšamritos Šilas Takuro. Ten yra aprašyta būtent kokie yra labai labai subtilūs skirtumai, bet čia nėra. Tai dabar Babačias Maharadžas, kuris sako apie tas Chladinį Samvit ir Sandinį, Chladinį Samvit, tris energijas, tai yra tris Svarupa Šakti pasireiškimus. Štai šitas ketvirtas posmas. Savai Hladinėščia pranaya vikritir hladana ratas, tata Samvit Shakti prakatita raho bhavarasita, tata Shri Sandinya krita vishada tadhama nichati, rasambodho magno vrajarasa glasi vijayati. Yra trys Svarupa Šakti funkcijos – Hladinė, Sandinė ir Samvit. Krishna visada pasineręs į pranaya vikarą, Hladinį Šakti pranaya vikarą. Pranaya vikarą tai reiškia meilės santykį. Vikara reiškia pasikeitimas. Tai Krishna atlieka tiek daug meilės žaidimų. Ir tie meilės žaidimai apsireiškia dėka to, kad jis yra įsigilinęs į Hladinį Šakti pranaya vikarą. Tai yra meilės žaidimus, kurie yra šitos Hladinį Šakti funkcijos. Kadangi labai labai gilios bhavos glūdi Samvit Šakti, jis visada apsireiškia kaip Rasika Šekara ir vis patiria naujas rasos atspalvius. Tai žodžiu, jis pasineręs į Hladinį Šakti, bet jis yra Samvit Šakti, tai yra žinojimo energijos valdanti dievybė. Tai reiškia, Krishna žino viską. Bet pasineręs į Hladinį Šakti, Krishna prieina išvados, kad jis nežino viską. Šrimati Radhika turi kažką, ko Krishna net nežino. Todėl jis ateina kaip Šri Chaitanya Mahaprabhu ir tampa kas? Paklusnus mokinys. Bet visgi arčiau skyrio pabaigos daugiau bus kalba apie Mahaprabhu, tai mes dar grįšim. Tai pasineręs į šitą Hladinį Šakti pranaya vikarą, Rasika Šekara Krishna patiria naujus ir naujus rasos atspalvius. Tai Krishna yra nepriklausomas žaidimų princas. Pastime prince. Jis yra žaidimų princas, nepriklausomas. Ir dar vienas smūgis Brajanatho abejonėms. Brajanathas abejojo, atsimenat. Kaip Krishna yra nepriklausomas, jeigu jis priklauso nuo savo energijų, atrodo priklauso nuo savo energijų. Nes tam, kad kažką veikti, jis turi užimti tuos savo energijos. Be jų jis negali nieko į čia šakti. Ne, jis visiškai laisvas. Jis yra visiškai laisvas. Nes marionetininkas niekad nepriklauso nuo marionečių, nuo tų virvelių. Jis yra visiškai nepriklausomas. Ir jos marionetės veikia pagal jo norą. Ir tas faktas, kad jis turi marionečių ant kiekvieno iš savo piršto, marionetė pavyzdžiui, arba dvi marionetės, viena šypsosi, kalba kažką ir taip toliau, nereiškia, kad jis nuo jų priklauso. Visiškai nepriklauso. Jos groja tą spektaklį, žaidžia tą veiksmą, vaidina pagal jo planą ir jo norą. Lygiai šitaip Krishna pastoviai mėgaujasi savo transcendentinėse buveinėse, pradedant nuo Golokos Vrindavanos. Palauk, kaip žinoma. Taip. Tai visa šlovė jam. Toks yra ketvirtas posmas. Ketvirtą posmą
Dašamula tatvos ištarė Babadžis Maharadžas. Babadžis Maharadžas tęsė. Taip, yra 3 Svarupa Šakti aspektai – chladini, sandini ir samvit. Ir jie nurodo į Čit Šakti, Dživa Šakti ir Maja Šakti veiksmus, veiklą. Chladini vritti Svarupa Šakti, kaip Šrimati Radhika, yra Vrishabhano Maharadžo dukra. Dabar jis aiškina, dabar žiūrėkit, Babadžis Maharadžas dabar paaiškins, kaip šitos 3 funkcijos, chladinė, samvit, chladinė, suprantat, apsireiškia Bhagavane, apsireiškia Dživoje ir apsireiškia Majoje. Tai dabar jis aiškina apie Bhagavaną. Tai klausosi Brajanatkas. Taip, chladinė yra Šrimati Radhika. Šrimati Radhika Mahabhavos įsikūnijimas visada džiugina Krišną, duodama jam laimę savo transcendentinio pavidalu. Visada apsireiškia 8 bhavas ir 8 pagrindinės sakės Lalita Vishaka Čitra Čampakalata Rangadevi Sudevi Induleka Tungavidya. Šrimati Radhikos 8 pagrindinės draugės. Jos yra Kaya Vyuha, tai yra jos svarupa apreiškia jas. Ir taip pat Radhika yra įvairovės tarnystės, įvairiausios tarnystės pasireiškimas. Apreiškia tos pasireiškimus. Per savo sakės. Priya sakė, Narma sakė, Prana sakė, Parama Prešta sakė, 4 tipų. Parama Prešta reiškia Lalita Vishaka, kurios gali būti nepriklausomis Jutešvarėmis, tai yra grupė vadovėmis. Nitya sakė, Prana sakė, yra Mandžarės, šitų kategorijų sakės. Nitya sakės ir Prana sakės yra Mandžarės, tai yra Šrimati Radhikos tarnaitės, tai yra jų pastoviai nukreipta visų pirma jos lotusų pėdas. Tai Svarupa Šakti turi samvit vritti. Samvit reiškia žinojimas. Kaip samvit Šakti apsireiškia Bhagavano buveinėje, Vradžoje. Sandinė apsireiškia kaip transcendentinės vanduo, žemė, medžiai, miškai, sodai, kaimai, Goloka Vrindavan. Tai samvit Šakti apsireiškia. Giri Govardhan. Žodžiu, čia yra valdanti dievybė Krišna. Krišna apsireiškia kaip žinojimas, transcendentinis žinojimas Golokoje. Tai yra apsireiškia kaip vis. Čia yra tie transcendentiniai sodai, transcendentiniai miškai, transcendentiniai medžiai, transcendentinė aplinka, Govardhanas, labai daug. Taip pat kaip sakės, sakos, jo draugai, žodžiu, kas yra žinojimas? Žinojimas kaip linksmintis Krišnai, čia yra žinojimas, todėl jis transcendentinio žinojimo įsikūnimas. Ir šitas žinojimas pasireiškia kaip Vrindavano žemė, vanduo, Govardhanas, žaidimų vietos, sakos, sakės, vyresnės gopės, vyresni gopai ir taip toliau. Čia yra Vrajadhama. Tai taip jis pasineręs į Pranaya Vikarą, chladinį Pranaya Vikarą ir pasineręs į vairias bhavas, samvit vritti. Taip jis pasineręs į Pranaya rasą. Taip jis groja fleitą. Žodžiu, kadangi Krišna yra samvit Šakti įsikūnimas, jis pasineria į chladinį, į šitą anandą, palaimą. Bet veikia jis, kadangi jis yra samvit Šakti, valdanti dievybę, jis veikia, bet jis įsigilinęs į chladinį.
Tai jis groja fleitą, jis ima karves į ganyklas, apreiškia rasalylą ir labai daug kitų žaidimų. Krišna todėl yra vadinamas Vraja Vilasi. Jis pastoviai įsigilinęs į pasilinksminimus, į savo transcendentinius žaismus Vrindavane. Tai labai daug saldžių buveinių, bet Vrindavano saldybė yra neprilygstama, čia yra aukščiausia buveinė. Vrajanatas sako, o tu ką tik paaiškinai, kaip sandinė, samvita ir chladinė apsireiškia Svarupa Šakti. Ja, tai yra Baladeva Prabhu apreiškia visą Vrajadhamą, taip, Krišna apreiškia ten rasą ir Šrimati Radhika yra chladinė ir visą tai samvit chladinė sandinė apsireiškia savo vikaras ir taip Radha ir Krišna mėgaujasi Vraja. Dviem žodžiais tiesiog supratot, ne, daug maž. Taip sandinė, samvit chladinė apsireiškia kur? Bhagavanė ir jo buveinė. Dabar, kadangi tu pasakei, kad Dživa Šakti yra atominė Svarupa Šakti dalis, į Maja Šakti yra tos Svarupa Šakti atspindys, dabar prašom paaiškinti, kaip sandinė, samvit ir chladinė veikia Dživos ir Majos atžvilgiu. Okay? Tai žodžiu, Svarupa Šakti, taip, įsivaizduojat tą schemą. Visako pirmutinis šaltinis. Dabar sandinė, samvit, chladinė yra jos 3 funkcijos, kurios dabar aiškinamos. Bhagavano ir jo buveinės atžvilgiu, čia 1 punktas, 2 punktas, dabar Dživos atžvilgiu, 3 punktas bus Majos atžvilgiu. Toks planas. Jo, kad nepasimestumėt. Tai dabar Babadžis kalba apie Dživą. Dživa yra atominė Svarupa Šakti energija. Yra 3 Svarupa Šakti aspektai, kurios taip pat Dživoje egzistuoja iki mažiausio dydžio. Tai yra, mes irgi Satčidananda. Bhagavanas Satčidananda, mes irgi Satčidananda. Šitas Svami Maharajas Prabhupada iš karto pasakė tai, kai atvažiavo į vakarus, kad mes turėtumėm supratimą, kad mes irgi transcendentinė, bet mes nesame Dievas. Todėl šitos 3 funkcijos mumise apsireiškusios iki mažiausio dydžio, minimaliausio dydžio. Tai yra Bhagavanas puikus, gražus, mes irgi kartais galim būti gražuoliai, netgi laimėti konkursuose ir taip toliau. Vieną dieną gražuolis, kitą dieną tu ligonis. Bet Bhagavanas niekad. Mes turim labai mažą dalelytę to. Mažą dalelytę. Krišnos svarbiausia savybė, mes žiūrėjom 6 trečiadienio svarbiausia yra kas? Šri. Mes šitą šri irgi turim kažkiek savyje turim. Taigi užsiimant dvasinę praktiką, tada tas grožis ateina savaime ir jis yra dvasinės, jis yra nuo Krišnos. Todėl bhakti yra labai gražus paprastai. Kas čia? Kavi Karnapūras šlovino Šilarupa Gosvami. Priya Svarupė, Daita Svarupė, Priya Svarupė, Daita Svarupė, Prema Svarupė, Sahadža Abhirupė. Sahadža Abhirupė, jis sako, savaime puikus, savaime gražus Šilarupa Gosvamis. Nes jo vizija yra gražiausia, jo teorija yra gražiausia, jo koncepcija yra gražiausia. Šri Chaitanya Manobištam jis įsavino pačią Šri Chaitanyos Mahaprabhu mokymą esmę. Todėl jis yra gražiausias. Štai kas yra grožis? Grožis yra Krišna. Mahaprabhu čia yra grožis. Todėl Šilarupa Gosvamis yra gražiausias. Todėl kad jis suvokia vidinę Šri Chaitanyos Mahaprabhu. Todėl jis yra gražiausias. Štai kas yra grožio konkurso laimėtojas. Prašom, Šilarupa Gosvamis. Visi kviečiami į Vrindavaną. Prie jo samadhi. Taip, ten grožio konkursas. Laimėtojas. Tai mes kalbam apie tą, kad Dživoje yra Krišnos savybės iki minimaliausios dalelytės.
kalbant grožio, tai grožis kaip savybės, ar grožis tiesiog kaip išorinis. Mes kalbame apie savybės. Nes savybė, bet kadangi padengti majai, tai majos padengti, tai kaip išorinis. Bet jeigu dvasinė praktika, tai mes daugiau artėjam prie dvasinio grožio, transcendentinio, pirmutinio grožio. Taip, bet tai yra vis tiek transcendentinės savybės rinkinys, ne taip kaip tiesiog bukai grožis. Ne, savybė, transcendentinė savybė, mes taip ir sakom, kad čia savybė. Tai dabar chladinė vriti. Chladinė vriti visada yra dživoje. Brahmanandas tai yra dvasinės palaimos forma. Tai dživa gali patirti dvasinę palaimą, kaip čia Brahmananda. Dėl to, kad tai yra apsireiškimas. Kaip vadinasi? Svarbiausias, kaip čia? Pavidalas. Atominės 1/1000 plauko dalelė. Čia yra dživa. Tai čia yra, kaip čia? Sandinė šakti, sandinė vriti, svarbiausias šakti, sandinė vriti. Štai kaip tai yra. O aš Vrindavane neturiu vieną lentelę ir galbūt elektronikoje, bet ten labai gražu rusiškai, taip tiesiog lygiais parodyta. Galbūt po to atsiųsiu į grupę, kai surasiu. Ten labai gražiai parodyta. Ir kaip apsireiškia, čia šakti, būtent šis skyrius 14. Padarė lentelę gražiai. Tai dabar, apie dživą tatvą, kai kalbėsim, aš tai paaiškinsiu giliau. Kažkoks 20 kažkoks skyrius skirtas dživa tatvai, sako Babadžis. Maja šakti. Ir Maja šakti dabar. Chladinė vriti yra apsireiškusi kaip Džadananda. Tai yra materiali laimė. Džadananda. Tai yra materialio laimė, už kurią reikia brangiai mokėti. Ir tu prarandi grožį. Štai mažėja, daugėja, kaip čia, lygos didėja. Džadananda. Sambit vriti. Materialus žinojimas, bautika gyana. Visi universitetai užpildyti to žinojimo kabutėse. Kaip Tampanas visada sako, taip vadinamasis taip vadinamas žinojimas. Ir sandinė šakti, maja šakti, tai yra maja vriti, apsireiškia kaip visa materiali kūrinė, visa materiali visata iš 14 materialių planetų. Štai, kai mes žiūrim teleskopus, matom planetariumuose ir taip toliau. Visa tai yra, ką mes čia turim. Viskas juoda ir daug kažkokių paslaptingų žvaigždžių. Taip, kažkokia error rašo man, bet atrodo, transliacija viskas tvarkoja. Modern Unadjusting is using the primary center on stream. Nežinau, ką jis rašo, viskas gerai. Jeigu gerai mus girdit ir matot, parašykit, čia yra 4 kompai dabar. Viskas gerai. Tai Bražanato klausimai yra klasika. Tokie klausimai, gaila Dariaus šiandien yra. Dariau, ar jūs mus matot? Čia skirta jums. Palauk, kas čia dabar? Error. More than one ingestion is using the primary URL into the primary. Gal man perkrauti šitą daiktą? Čia aš padėsiu. Gerai, patikrink, ar vyksta transliacija. Žodžiu, tai Bražanatas klausia, kodėl šakti vadinama nesuvokiama? Jeigu mes visgi galime suvokti nulis dabar. Kodėl šakti yra vadinama nesuvokiama, jeigu jos veiksmus galima suvokti šitaip? Galima suprasti šitaip. Babadžis sako, šitas temas galima suvokti atskirai vieną nuo kitos. Bet jų santykiai yra nesuvokiami. Aš matau dabar vieną čia tu, ne? Aš buvau pasimėlę. Tavai, viskas gerai, ne? Viskas gerai vyksta tvarkai. Tai žiūrėkit, mes galime nagrinėti
vieną šaktį, kitą šaktį, bet kaip visą tai veikia, yra labai labai sunkiai suvokiama be ypatingos malonės. Bet šakti, Krišnos šakti veikia dvasinėme pasaulyje taip, kad čia yra visiškai prieš materialią logiką. Visiškai prieš ribau. Visiškai prieš materialią logiką. Tai kai Krišnos šakti veikia, tada materialios logikos pagalba mes negalime suvokti, kaip visą tai veikia. Štai ką čia sako Babačius. Jis turi rūpą, jis turi pavydalą. Jis taip pat arūpą, tai ir neturi pavydalo, materialaus pavydalo. Jis apsireiškia kaip brahmanas, taip pat, kuris neturi pavydalo. Jis turi transcendentinę mūrtį dievybės šventykloje, bet jis neprisiliečia prie šio materialaus pasaulio, jo neveikia karma. Tai kaip čia dabar jis turi formą ir pavydalą ir jo neveikia karma, labai sunku suvokti tos dalykus. Krišna yra viso ko pirmutinis šaltinis ir tėvas, bet jis yra Nandos sūnus. Nandos sūnus. Jis geria pieną iš mamos Ješodos krūties.
Viskas gerai. Hare Krishna, taip, atsiprašom, mes jau vėl turim garsą. Kažkas prie mūsų prisijungs, tai turėsit garsą. Tai Bražanatas sako, o dabar aš suprantu, kad Krishna yra Nitya Siddha Swarupa. Jis yra amžinai glūdi dvasinėme pasaulyje. Ir jis yra visas Swarupa. Jis yra visiškas rasos įsikūnymas. Jis yra visos rasos pirmutinis šaltinis. Per Brahma gyaną neįmanoma pasiekti jį. Jeigu medituoti be asmenį Brahmaną, negalima pasiekti Krishną. Jeigu 8 pakopų jogą praktikuosi, irgi nepasieksi Krishną. Galėsi tik suvokti jo dalinę ekspansiją Paramatmą. Ir Višeša Brahmanas yra tik Krishnos kūno blizgėjimas, blizgesys. Jis yra perpildytas amžinų dvasinio savybių. Ir jis yra visų pasaulių garbinimas viešpats. Tačiau, kadangi Krishna yra transcendentinis, o mes turim materialų protą, mes negalim savo proto pastangomis pasiekti jį, sako Bražanatas. Mes neturim pakankamai, lėšų, kad pasiekti jo pažinimą. Ar žmogus yra brahmanas, ar jis yra neliečiamasis, čandalas, jis neturi pakankamai proto pastangų, tai yra proto jėgos pažinti viešpatį. Power of his mind. Negali pažinti. Todėl labai sunku pasiekti Krishną. Krishnos malonės pasiekti, Krishnos malonę pasiekti, tai labai sunku. Bražanatas abejoja, Bražanatas sako, Babačis cituoja, Katha Upanishad. Tamatmas tajam ye nupashyanti dhiras tešam shanti shashvati netarešam. Tik išminčius gali išvyti Paramatmą savo širdyje ir tada pasiekti amžiną taiką, amžiną ramybę. Niekas kitas. Tik išminčius gali. Tai reikia tapti išminčiumi, kurio protas bus labai stiprus, kadangi jis bus buddhi jogos situacijoje, per savo intelektą sutelktą į viešpatį, jis galės pasiekti. Krishna sako apie tai. Sayatmeka buddhir ekeha kuru nandana. Žmogus, kuris nesutelkė savo intelekto į mane, jo buddhi yra many branched, tai yra turi. Ne. Managavitvist. Daug šakotas. Jo intelektas yra šakotas. Tai apie tą šakotą intelektą čia ir sako Bražanatas. Tai gerai, jeigu sutelkia savo intelektą, Bražanatas sako, tu gali tiesiog suvokti jį savo širdyje, išvyti savo širdyje. Bet kaip galima pamatyti jį? Klausė Bražanatas. Babačis Maharajas sako, vėl Katha Upanishad. Nayamatma pravachanena labhya, žinomas posmas. Namedaya nabahuna shrutena, yameva išavrinuti tena labhyas, tasya shayatma vivrinuti tanum svam. Negirdėjote? Nayamatma pravachanena labhya, namedaya nabahuna shrutena. Proto pastangomis, intelekto pastangomis neįmanoma pasiekti Bhagavan. Paramatmą. Pravachana, jeigu tu duosi daug paskaitų, pravachana labhya, medhaya, jeigu būsi labai išmanus, bahuna shrutena, studijuosi daug šventraščių. Eva išavrinuta tena labhyas, tasya atma vivrinuti tanum svam. Tik ta
Tai yra tik tas, kurį šitas atma, tai yra viešpats, pasirinks, gali pažinti. Tai yra jo malonė. Tai yra bakta. Tai yra atsidavęs viešpaties tarnas. Pasakyta labai aiškiai, kad Upanishad. Tai viešpats mato, viešpats širdėje taip pat mato. O, tu nuoširdžiai tarnauji man, tai aš duosiu tau savęs pažinimą. Aš atsiskleisiu tau. Tai bhakti principas yra čia paminėtas. O atsiskleisiu kaip? Širdyje. Iš pradžių, čia visą Damodarą, kai iš pradžių Satyavrata Munis meldėsi Damodarai, kad jis atsiskleistų jo širdyje. Po to, čia 4-5 posmas, po to jis sako, aš noriu sakšat daršaną, aš noriu pamatyti tą. Tai čia Vrajanatko ir klausimai, kad, gerai, aš suprantu, širdyje tu suvoksi, bet kaip išvyti, kaip pamatyti prieš save. Najamatma pravačianė labai, čia 2 posmus davė Babajas Maharajas atsakydamas į tos klausimus. Vienas apie širdyje, gerai sutelktas intelektas, bet išvysti tą pragmatinę. Išvystyti dar vienas žodis. Okay. O išvysti, uzryti, pamatyti. Tik per malonę. Najamatma pravačanė labai, medayana bahunashratena. Tas esmė, vienurti tanusvam. Tai yra, kam jis duoda savo malonę, tas gali, netgi nerašydamas disertacijų ir taip toliau, pažinti Krišną. Malonės dėka. Bet aš turiu minti, jeigu, pavyzdžiui, Bhaktas X koks nors teigia, kad aš girdžiu, man Krišna širdyje sako, daryti tą ir tą. Nors, ta prasme, jisai yra ribotas tas Bhaktas, gali būti, kad čia protelį šneka. Mes grįšime prie šitų temų po Džaiva Dharmos aptarimo. Tęsim. Tai Šrimad Bhagavatam. Pagaliau Šrimad Bhagavatam jis cituoja. Po šito posmo eina Šrimad Bhagavatam. Atapitėdeva, čia Brahmos maldos. Atapitėdeva padambujadvaya prasada leisha nugrihita evahi. Janati tatvam bhagavan mahimno nachanya ekopi chiram vichinvan. O viešpatie, jeigu kažkas net truputį gavo tavo lotoso pėdų malonės, gali suvokti tavo transcendentinę šlovę. Tas, kuris negali suvokti tiesos apie tavo asmenybę, net jeigu jis metais ir metais atlieka gyaną į vairagiją, ir vairagija tai yra žinojimą, kultivuoja žinojimą atsižadėjimą, jam nepavyks tai padaryti. Tai, o sūnau, sako Babajas Maharajas, Prabhu yra labai maloningas, viešpats yra labai maloningas, jis yra visų sielų siela ir todėl neįmanoma jo pažinti netgi aptariant šastras ir naudojant įvairius argumentus ir diskutuojant. Tai nereiškia, kad nereikia studijuoti šastrų. Šastras reikia studijuoti. Guru sadhu šastra, tas trikampis. Ką sako guru, visada yra pagrįsta šastra, visada. Niekad negali būti prieštaraujant šastrams. O kas dėl Krišnos vardų, klausia Vrajanatkas. Ar paminėta kažkur Veduose Krišnos vardai? Taip, tokie vardai kaip Paravyoma, Brahma, Gopala, Puri, Gokula, Veduose yra paminėta. Pavyzdžiui, Šveta Upanishad sako, kad Paravyoma, Rigveda, taip toliau, jis cituoja tas. Nes Vrajanatkas, matot, jis ateina iš logikos. Jis tik tampa bhakta ir jis tapo bhakta, bet jo klausimai parodo jo istoriją. Tos abejonės, kurios labai greitai įsklaidytos, kyla iš jo praeities, kuri buvo susijusi su logika, analizėm ir taip toliau. Paramatma ir Purusha Bodhi, Brahma, Gopala, Puri. Bet kodėl tantrikai
garbina Durgą, Šivos energiją. Tantros šalininkai, Babaji sako, Maja Šakti, čia yra Šiva Šakti. Tai yra energija, kuri materiali energija, Durga, personifikuotame pavydale jinai Durga. Čia yra viešpaties Šivos Šakti. Tai jie apsireiškia kaip Satvaguna, Radžaguna, Tamaguna. Šitą Durga Devi. Tai brahmanai įvairiuose gunose gali garbinti Durgą. Satvika, Satvaguna, Radžasika, Radžaguna ir Tamasika, Tamaguna. Čia yra aukščiausia viešpaties Šakti vikara arba pasikeitimas. Kai kurie iš šitų brahmanų yra atsidavę Krišnai, paprasčiausiai daugiausiai jiems patinka Šiva, gali būti taip. Kai kurie, ne, Šiva nėra aukščiausias Dievo asmuo, tai yra Krišna nėra aukščiausias Dievo asmuo, Šiva yra aukščiausias Dievo asmuo. Jie sako tos dalykus. Ir tada Maja baudžia jos. Čia yra Tamagunas, taip vadinamas žinojimas. Tada Maja paprasčiausiai jos baudžia. Bet Bražanatas sako, bet Gokula upasanoje Durga Devi yra minima tarp Šri Hari artimų tarnaičių. Kas yra ta Durga, kuri yra Gokuloje? Gokula upasanoje. Čia Vaišnavų raštas. Ten Durga yra paminėta. Babadžis atsako, Durga Gokuloje yra Jogamaja iš tikrųjų. Nekas kita kaip Jogamaja. Ji yra Chit Shakti transformacija, Chit Shakti apsireiškimas. Ir ji nesiskiria nuo Svarupa Shakti. Tai yra Gokulos realybė Jogamaja, Durga yra Jogamaja. Mes labai laimingi, mes garbiname Jogamają Vrindavane. Kas ateina Jogamają šventyklą, jeigu yra Vaišnavai, jie supranta, kad čia yra Krišnos Svarupa Šakti ir jeigu yra Šaktos, jie galvoja, kad čia yra Šivos Šakti, kas yra irgi teisinga, bet iš tikrųjų Jogamaja yra Šri Krišnos Chit Shakti apsireiškimas. Tai kiekvienas atitinkamai gauna savo troškimų išpildymą. Kalbant apie šventas buveinės, sako Bražanatas, aš noriu aptarti dar vieną dalyką dėl Dhama tattvos. Sakyk man, kodėl Vaišnavai vadina Navadvipą Šri Dhama? Navadvipas yra nesiskiria nuo Vrindavano, mes žinom, Šri Čaitanijos Mahaprabhu buveinė. O kaip tik veiksmas ir vyksta, kur Navadvipa Dhama. Bet Bražanatas, kuris buvo logikas ir daugiau prie tantros, jis negali suvokti, kodėl Navadvipa yra vadinama Šri Dhama. Navadvipa Dhama ir Vrindavano Dhama nesiskiria, bet Majapura yra aukščiausia tiesa negu Navadvipa Dhama. Santykis tarp Majapura ir Navadvipa tas pats kaip tarp Gokulas ir Vradžos. Majapura yra Mahayogapit, tai yra aukščiausia susitikimo vieta. Susitikimo reiškia Rados ir Krišnos susitikimo, kaip Šri Čaitanija Mahaprabhu, Yogapit. Tai Gokuloje gimė Krišna, Vraja Dhama yra bendras, bet Gokuloje būtent gimė Krišna, taip ir Šri Čaitanija Mahaprabhu gimė Majapure, Antardvipa Majapure, kas yra Yogapit. Tai yra aukščiausia susitikimo vieta. Ten Kali Yuga avataras Šri Čaitanija Mahaprabhu gimė, apsireiškė šiame pasaulyje. Tik tas, kuris suvokė Navadvipos transcendentinę buveinę, buveinės esmę, gali pažinti Vraja rasą. Bražanatas klausė, o aš noriu daugiau sužinoti apie Navadvipa Dhamos Svarupą. Taip, Bražanatas, mūsų
tiesiog kaip čia, mūsų akise, kaip čia? На наших глазах. Mūsų akise jis tampa Vaišnava. Mūsų Akivaizdoje. Mūsų akivaizdoje jis tampa Vaišnava. Goloka Babaji sako, Goloka Vrindavana ir Šveta Dvipa yra paravjomos, tai yra dvasinio pasaulio, transcendentinio dangaus, vidiniai skyriai. Šri Krišnas Svakija Lila Golokoje vyksta, Parakija Lila Vrindavanoje, o Parišišta Šveta Dvipa. Parišišta tai reiškia papildomos lylos. Navadvipa, Šveta Dvipa. Šveta Dvipa yra ta planeta, kuri yra prie Golokos Vrindavanos dvasinio pasaulyje. Tai gauname 2 svarupas mes ir ten figūruosime. Ir Golokoje, ir Šveta Dvipoje. Tatvoje nėra skirtumo tarp šitų dviejų. Navadvipa iš tikrųjų yra Šveta Dvipa, nesiskirianti nuo Vrindavano. Navadvipos gyventojai yra labai sėkmingi, nes jie bendrauja su Šri Chaitanya Mahaprabhu tiesiogiai. Kaip didelė yra Navadvipa dhama? O Navadvipa dhama 16 krošų. Ir jie atrodo kaip lotoso žiedlapis, žiedas 8 lapelių. Simantadvip, Godramadvip, Madadvip, Koladvip, Ritadvip, Čanadvip, Madadramαδvip, Rudradvip. Antartvip Majapur yra vidinis centras, paruski pestik, reiškia centras šitų lotosų. Ir Majapuras yra pati Antartvipo širdis. Jeigu Navadvipa dhamą atlikti sadhana bhajaną, tada tikrai meilė Krišnai gaus. Mahayogapitė yra Džaganathos Mišros namai, kur gimė Chaitanya Mahaprabhu. Tas, kuris atlieka bhajaną Navadvipe, gali gauti Šri Gauranga Devos Nitya Lilos daršą. Pražanatas klausia, ar Gauranga Devo žaidimai yra svarupa šakti, apsireiškimas? Babaji sako, Gauros žaidimai apreikšti tos pačios šakti, kuri apreiškia Krišnos žaidimus. Nėra skirtumo, ta pati svarupa šakti. Todėl, kad nėra skirtumo tarp Krišnos ir Gauranga Devos, taip pat nėra skirtumo tarp Krišnos žaidimo, Gaurangos žaidimo. Ir Rada ir Krišna iš tikrųjų yra viena. Rada Krišna Pranaya Vikritiris cituoja čia. Krišnadasas Kaviradžas pradeda savo Chaitanya Charitamrita tais žodžiais. Rada Krišna Pranaya Vikritir ladini šakti rasmate, kad manam apybu para deha bėdam gatotu. Chaitanya kiam prakatamadunam tadvayam čaikiam aptat Rada bhavaduti suvalitam nomi Krišna svarupam. Rada Krišna Pranaya Vikritir ladini šakti rasmate. Ekatma, Rada ir Krišna. Ir visų pirma yra ekatma, visada amžinai yra kartu. Ekatma, viena siela. Bet deha bėda arba skirtumas tarp jų kūno apsireiškia dėl chladinė šakti veiklos. Chladinė šakti apsireiškia tokiu būdu, tai yra taip viską sutvarkė, kad Rados ir Krišnos. Rada ir Krišna dabar deha bėda turi kūno skirtumą, jis ir jį. Tai dabar Šri Chaitanya Mahaprabhu vėl atėjo kaip Rada ir Krišna kartu, todėl mes garbiname Mahaprabhu ir Rada Krišna šalia. O tie vaišnavai, kurie garbina dievybės, turi žinoti, kad Mahaprabhu prie Rados ir Krišnos turi būti 3 figūros. Mahaprabhu, Rada ir Krišna ir Mahaprabhu šalia. Tai Krišna ir Mahaprabhu abudu apsireiškia amžinai. O jeigu Gauranga Deva yra pilna ir užbaigta tiesa, tada kaip galima jį garbinti? Taip, galima garbinti Gaurą, kartojant Gaurą namą mantrą. Ir rezultatas bus toks pat, kaip
jeigu mes garbinam Krišną, kartojant Krišna namo mantrą. Atitinkamai, kai mes gaunam dikšą, mes kartojam ir Gaura mantrą, Gaura Gayatri, Krišna mantrą, Krišna Gayatri, Gopala mantrą ir Kama Gayatri. Kur galima surasti slaptą Šri Čaitanijos Mahaprabhu avataros mantrą? Babaji sako, tantros, kurias turi mantras įvairių avatarų, taip pat yra ten. Tai Šri Dhyana Chandra Gosvamis apreiškė savo padatį, Dhyana Chandra padatį, kur jis surado raštuose visas mantras Šri Čaitanijai Mahaprabhu, Nityanandai, visas slaptas mantras, kurių anksčiau pasaulis nežinojo, jis surado ir apreiškė. O kaip Gaurangai lenktis, Gaurangą garbinti kaip Jugala? Tai yra kaip dviems. Šri Gauranga Jugala apsireiškia vienu būdu arčanos procese ir bhajano procese kitaip. Gaura Višnu Priya, arčanos ir Gaura Gadadhara bhajano. Tai yra, jeigu ne visai supratot, bhakti dvi pakopos. Vaidhi bhakti ir Raganuga bhakti. Vaidhi bhakti kelyje mes garbiname Gaura Višnu Priya, Gaura Lakshmi Priya. Višnu Priya yra Bhu Shakti inkarnacija, viešpaties Narayanos. O Lakshmi Priya yra Shri. Shri ir Bhu. O Lila arba Nila, reiškia viešpats Narayana trys pagrindinės šaktis. Shri, Bhu ir Nila. Shri yra Lakshmi Priya, Bhu yra Višnu Priya. Ir Nila arba Lila yra pati Gaura Dhama, pati Navadvipa mandala. Tai arčanos kelyje arba Vaidhi Margos kelyje galima garbinti šitai. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura atidarė, tai yra apsireiškė, instaliavo dievybės Gaura Lakshmi Priyas, Gaura Višnu Priyas Jogapithai. Pagrindiniam savo ir Šri Čaitanijos Mahaprabhu apsireiškimo vietoj. Šrila Bhaktivinoda dar, matau, kad Šrila Bhaktivinoda. Bet jeigu mes norime bhajana margą garbinti Šri Čaitanijai Mahaprabhu, Raganuga bhakti, tada mes turim garbinti ką? Gaura Gadadhara. Gaura Gadadhara. Tai Šrilas Bhaktivinodas Thakuras bhajana kutyrė Gudrumadvyka, kas Gaura Gadadhara. Ir jis parašė savo dainoje, kurioje pati bhajano metodologija galėjo Gaura Gadadhara, apie Gaura Gadadharą jis parašė. Mes labai trumpai minime tai. Kodėl čia taip yra? Todėl, kad Gaura Višnu Priya, Gaura Lakshmi Priya yra Narayanos Shakti ekspansijos, Bhu ir Shri. O Gadadhara yra pati Šrimati Radhika. Jo, čia labai gilu yra. Bet Gaura Tattva yra labai subtiliai, aš labai laimingas iš tikrųjų, kad šiandien nėra jokių adaptacijų ir grinai su bhaktais mes galim žiūrėti tos dalykus. Labai gilus dalykai. Tai galia yra Gaura Tattva ir Gaura Tattva yra sakrališkiausia. Tai štai kodėl Šrila Bhaktivinoda Thakura autorius, nes Gaura Gadadhara garbina savo bhajano kutyrę. Tai netrukus, kai bus šventyklos atidarimas, galėsime apsilankyti ten. Šrilas Bhaktivinodas bhajano kutyrė Gudrumadvype, Svananda Sukada Kundž. Tai kokia Gaurangos Shakti yra Višnu Priya? Bhu Shakti. Taip, aš jau paaiškinau. Tai Shri yra Lakshmi Priya. Tai ar galima tada vadinti Višnu Priya Devi Svarupa Shakti? Taip, žinoma. Nėra jokios abejonės. Kad Narayana yra pats Krišna, nėra jokios abejonės. Ir tokiu pat būdu jo Shakti yra Bhu ir Shri ir Nila. O Šrimati Radharani yra Krišnos Shakti.
O prabudžiai, sako Brajanata, aš greitai išmoksiu garbinti Gaurangą. Ir aš ką tik prisiminiau kai ką, paprašyčiau tai paaiškinti. Tu pasakoji, kad Šik Šakti, Dživa Šakti ir Maja Šakti yra 3 Svarupa Šakti apsireiškimai ir Chladiniai, Sambit, Sandiniai yra 3 Svarupa Šakti. Yra 3 funkcijos, kurias mes girdėjom. O dvasinėme pasaulyje, dvasinis kūnas, dvasiniai žaidimai yra tik Šakti pasireiškimas. Tai kokia yra Šakti mano Krišnos rolė tada? Jeigu viską daro Šakti, tai ką daro Krišna? O, čia labai didelė problema, sako Babaji Maharaj. Tu nori ką, nužudyti šitą senį, jis sako. Do you want to kill this old man? Savo aštrių klausimų strėlėmis. O, brangusis sūnau. Atsakymas yra iš tikrųjų toks pat paprastas kaip ir klausimas, bet labai labai sunku surasti žmogų, kuris būtų kvalifikuotas jį suprasti. Atsakymas paprastas, bet sunku surasti kažką, kad jis suprastų. Bet anyway, aš paaiškinsiu tau, tai pabandyk suprasti. Žinoma, Krišnos vardas, pavidalas, savybės ir žaidimai nurodo į Šakti funkciją. Bet svatantrata ir svaičiamaito, tai yra nepriklausomybė ir laisva valia, nėra Šakti apsireiškimas. Yra tiesiog aukščiausias Dievo asmens Krišnos paties veiksmai. Krišna yra aukščiausias Dievo asmo ir jis turi nepriklausomybę ir laisvę. Ir Šakti yra pasimėgavimo objektas, o Krišna yra pasimėgavimo subjektas, tai yra jis mėgaujasi. Šakti priklausoma, o Krišna yra nepriklausomas. Krišna apsuptas įvairių Šakti iš įvairių pusių ir nepriklausomas Puruša Šakti dėka mėgaujasi. Štai ir viskas. Independently realized identity of Shakti, bet sąlygota siela negali suprasti Šakti mano funkciją. Iš pradžių turi suprasti Šakti funkciją. O toks dalykas. Kad iš pradžių negali priimti, kad Krišna yra visako šaltinis ir vis dar, prasme, centras visako. Suprasti turi Šakti. Be Šakti supratimo tu gali prieiti, negali priimti viešpaties idėjos pačios. Jau žmonės taip ateistiškai ir atmeta Dievą. Ką jis daro, prie ko čia Dievas? Čia mes viską darom, mes Šaktimanai čia, mes sukam savo atsuktuvais viską, ten džiuk, ten tvarkom, ten elektroniką leidžiam, Tai gerai, jūs naudojat tai Majas Šakti dėka ir jūs galvojat Majas apimti, kad jūs esat Šaktimanai čia. Bet iš tikrųjų Šaktimanas yra Krišna. Ir priimti tai galime per Šakti, o čia yra paslaptis, kad studijuojant Šakti, suprantat, vaišnavizmas, kame yra vaišnavizmo privalumas, kame yra vaišnavizmo išaukštinta patirtis, kad Šakti labai kruopščiai yra studijuojama Šakti idėja, visapusiškai, kaip veikia Krišnos energija. Ir štai kodėl mes esam Šaktos. Taip įdomiai čia. Babadžis tai pristatė. Ir taip pagaliau, kada žmogus supratęs Šakti jėgą taps bhakta, atsidavusiu, tada jis supras, koks galingas yra Šaktimanas. Tai per radikos malonę, tu gali suvokti Krišną. Kaip radika ateina, kaip Šri Guru, Nityananda, aišku, bet kas yra Guru? Yra radikos agentas galbūt. Tai bhakti yra kas? Bhakti Devi yra Šrimati Radika. Tai mes pradedam bhakti, mes atnešam vieną obuolį į šventyklą. Kas yra? Čia bhakti aktas yra. Tai radikos jau funkcija. Tai yra mes prisilečiam prie bhakti Devi. Taip mes galime suprasti, kokia ta dievybė, kurią atnešam, tą obuolį galinga. Mes galim paklausyti apie dievybę. Harikathos pasiklausyti, užduoti klausimų.
pasiskaityti ir taip toliau, taip toliau. Visa tai yra bhakti funkcija. Per bhakti funkciją mes galim suvokti, koks yra galingas Bhagavanas. Tai bhakti yra šakti forma taip pat. Ir moteriška forma. Tai svarupa šakti. Taip bhakta patenka į Krišnos vidinės energijos prieglobstį. Svarupa šakti. Svarupa šakti. Būtent svarupa šakti. Taip mes tik maja šakti apimti. Čia maja. Ir mes galvojam, kad mes šakti manai. Taip kaip apsvaigęs žmogus galvoja, aš karalius, aš didžioji asmenybė dabar. Tu manęs negarbi, tu mane neuvažajaš. Tu manęs negarbi, ne aš viršininkas čia. Ką man tas Dievas, ką aš suprantu apie Dievą. Tai žmogus yra visiškai pasiklydęs. Tai Bražanat klausimas, paskutinis, atrodo, jau klausimas, reikia baigti. Taip, tai jeigu mes suprasim, jeigu mes priimam tatvą už šakti, jeigu mes galvojam, kad šakti nėra jokių charakteristikų, neturi jokių charakteristikų, tai ta tatva būtų kaip beasmeninis brahmanas. Suprantat kaip? Tai tas brahmanas yra migla impersonalistui, kaip Dievas yra migla materialistui. Kas tas Dievas, kas ten, nežinia kas, kodėl jie tenai ta bažnyčias. Taip, impersonalistas, brahmanas, viskas brahmanas, šakties jokios nėra. Šakti jokios nėra. Tai nesąmonė išeina, beprasmiškas kažkoks. Beprasmiška išvada. Tada aš esu Dievas ir irgi miglotumas visiškas. O vaišnavizmas, žiūrėkit koks. Šakti. Kaip šakti įvairiais būdais veikia. Jis savišeša, jis turi tiek atributų, tiek bruožų. Purušatva, tai yra aukščiausias vyriškas pradas. Boktritva, aukščiausias besimėgaujantis subjektas. Adhikara, autoritetas. Svatantrata, nepriklausomybė. Visą tai mes galime pažinti per šaktį jėgą. Iš pradžių per šaktį mes einam prie šakti mano. Bet turbūt bhaktų šakti apsireiškia per guru, nes bhaktas sugalvot gali milijoną variantų, kad jis tiesiogiai bendrauja su Krišna. Nebijotina. Guru taip tiesiogiai bendrauja. Taip, Bražanatas sako, tai Krišna turi troškimą mėgautis, o koks yra Radikos troškimas? Koks yra Šrimati Radharani troškimas? Babaji sako, Šrimati Radharani nori paklusti Krišnai. Nori paklusti Krišnai ir išpildyti jo troškimą. Todėl jos vardas ir yra Radha. Ra reiškia, jinai atlieka geriausią, aukščiausią aradhaną. O dha reiškia, tuoj pat jinai nubėgo Krišnos pusė. Tarnaut. Tai kaip mūsų didį paklausė, kas yra bhajanas. Jie atsako, iš karto tu keliesi ir bėgi tarnauti Thakuradžiui gyvybei. Kodėl? Nes tu esi Radikos anugatijoje. Nes Radha tarnauja Krišnai lygiai taip pat. Jos tarnaitės tarnauja Radhai. Tai mes irgi mokomės tarnauti šitaip per Radhos malonę. Per bhaktų malonę. Tai pagaliau po šito pokalbio Babadžis Maharadžas pastebėjo, kad yra gan vėlu, ką mes irgi padarėme. Taip, nes 8 valandą mes turime jau būti anapus šios salės. Tai diena po dienos Bražanatvos jausenos keitėsi. Po tokios kathos aišku, būsenos ir jausenos labai keitėsi. Bet jo močiutė iš tėvo pusės norėjo jį ženyti, tekinti, apvesdinti. Ir todėl jam prasidėjo kita problema, kurią jis pasidalins 15 skyriaus pradžioje.
Tai taip pat Maja Devi tut kak tut pradėjo domėtis prie Žanatho labai kruopščiai. Tai labai ačiū visiems baktams Vilniui, Lietuvoje ir Kauno baktams. Šį kartą mes sutikom porą naujų draugų ir mes labai džiaugiamės, kad mūsų nauja pažįstama Raminta taip aktyviai domėsi. Tiesa, jinai labai sirgo ir šiandien norėjo ateiti, neatėjo dar. Tai taip pat Žilvinas galbūt dar apsireikš. Jis šiandien jo brolio gimtadienis, bet jis nepraleidžia nei vienos programos, žodžiu. Raštą sakė irgi dideli linkėjimai, žodžiu. Linkėjimai visiems baktams, kas dalyvavo ir galbūt kažkas negalėjo dalyvauti. Tai geriausi linkėjimai. Ir nuo 24 dienos žiūrėkite mūsų transliaciją rusiškai iš Vokietijos. Nuo 24 iki sausio 4 imtinai, kasdien rusiškos transliacijos iš Vokietijos. Tai Nitai Gaur Primanande, Hari Hari Bol, Shri Jaiva Dharma Ki Jai.